turim kemperį pramogai, jaunimui, tokia faina, emocinga. Įsivaizduokit, čia yra galima pilka, galima raudona, galima mėlyna. Ir čia yra ant Volkswageno, arba kiti sako, mano bazės. Tai jie įsiskiria tuo, kad čia yra ne Himmeris parašyta ribą, tai yra kaip ir priekabų gamintojas Himmerio. Labai fainas jų dizainas, tų crafterių. Tai praeinančios linijos, vidus labai spalvingas. Jis toks labai jaunatiškas. Jisai lyginant su Grand Canyonas, jis ženkliai pigesnis, bet turi to tokio šarmo gerą. Pažiūrėkit, linijos praeina, langai leisti. Žiūrėkit, ateikit. Taipogi, kaip Himmeris tenuje yra jau toks viltinis gaunasi. Čia mėgojimai. Tai čia mes turime stalčių, dujų skyrius, 2 balionai beje, vanui 2 balionai, dideli. Čia mes turime dar papildomai vieną mėgamą vietą, galima kur viduj, prie stalo. Viena mėgama vieta ir čiužiniai būtent šitai vietai. O čia mes turime atsukti baką, kad išbėgtų vanduo, kuris jau yra kur prieš žiemą. Be abejo, vaizdo kamera, stop ženklai, stop žibintai, bet yra ir kitos opcijos. Žiūrėkit, čia tai mes galim turėti tokį dalyką. Čia yra baldai, iš tikro. Žiūrėkit. Čia yra stalas, 2 kėdės, ir čia baldus turim susidėję. Ir vis tiek pakankamai dar daug vietos čia turim. Čia leveriai. Ir prisimenat, čia yra nuo uodų. Čia užsileidžia ir gaunasi toksai jiems neįveikiama krūtis. Nors, manau, veikiama. Arba kitas variantas yra toksai. Čia, kur buvo tie lauko baldai, tai jie tai dabar čia susipakavo ir čia vietos labai daug. Laiptelis didelis. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Išspręstas. Opt. Nu ir čia nepraeina jau uodai. Kas yra iš neįprastų dalykų, tokių, kad jau standartai yra pasidėti staliukas. Realiai dizainas yra toks tamsiai mėlynas, medis. Ir mes jeigu norim padaryti mėgamą vietą, čia pasidaro dar viena mėgama vieta. Nusileidžiu šitą stalą. Labai daug lentinėlių, tai labai tvirtos iš tikrųjų. Toliau. Čia Volkswagenas, automatas. Aš manau, kad jų resursai yra kokie 300-400 tūkstančių kilometrų. Tai realiai nuomai jie labai gerai eitų, nes jie yra labai ilgamžiai. Muzikos ekranai dideli. Kaip Volkswagenas. Jis yra Volkswagenas. Paklausom muziką. Nusibau, gerai groja. Aišku, užuolaidėlės visur eina. Toliau ekranas šičia, žiūrėkit. Čia mes turime panelę, bateribą ir visi rodmenys šičia. Ir mes šičia turim, nepatikėsit, šaldytuvą. Pirmą kartą pamatau iš tikrųjų. Ir dar čia šaldama kamera yra ir čia dar tilptų. Ir čia labai apgalvota ta vieta iš tikrųjų, aš manau. Kriauklė su viryklė jau nauja tokia, tokių dar nebuvau matęs ir aš. Ir stalčiai. 1, 2, ir 3. Ir čia ir vieta, čiužiniai, kad čia galėtume pasidaryti dar mėgamą vietą. Ir aišku, jeigu norit, pasidaro tokį laiptelį, kad būtų čia. Nes čia iš tikrųjų yra aukštai, tai laiptelį tikrai, manau, reikia. Ir čia tokia atvira lentyna su gumom. Įsidėti visam maistui. Ir čia labai gera vieta yra, žiūrėk, kaip mėgi, galima išsijungti arba prisitemdyti arba išjunginėti šviesas visam kemperiui. Ir jeigu jūs pažiūrėsit čia irgi yra veltinis. Ir jisai yra išplatėjęs pats kemperis, būtent per šitas vietas. Ir tenais yra USB ir micro USB jungtis, pliukas ir labai jauku. Bet, žodžiu. Ir čia visur su pertraukėjais yra. Dušas. Ateikit parodyti vieną dalyką. Čia tie veidrodėliai, kur ten didina. Makiažų vienu žodžiu. Push. Čia turim pasidėti diktams. Tuomet apšvietimas, makiažui bus žiauriai gerai, aš manau. Ir kriauklė mes, jeigu reikia, turim čia. Čia padėklas. Aš, pavyzdžiui, su batais. Čia puikiai taupėriu. Čia yra užuolaidėlė. Užuolaidėlė tikrai yra pakankamai didelė. Ir čia užsidaro duris ir einam į dušą. Lova. 1,93 m. Manau, kad čia yra apie 2 metrus. Apie 2 metrus lovas.
Tai čia vienas, čia kitas žmogus. Tikrai užtektinai vietos. Ačiū labai, kad pažiūrėjot. Darykit laikus, užduokit klausimų ir lauksim atvykstant. Beje, mes ir nuomėm, ir pardavinėm tokius kemperius. Tai mielai laukiam. Iki.